Diana rašo, kalorijas dėja tikrai reikia skaičiuoti. Ne, nereikia. Niekada žmogui per visą mūsų egzistavimą šitoje žemėje nereikėjo skaičiuoti kalorijų ir niekas net visai neseniai, dar prieš 100 metų to nedarė ir nutukimo atvejai buvo labai reti. Stambių žmonių beveik nebuvo. Kaip taip gali būti, kad žmonės neskaičiavo kalorijų ir visi buvo liekni? Tai buvo dėl to, kad dar iki praeito amžiaus pradžios žmonių maistą daugiau mažiau sudarė natūralūs produktai. Tu negali nutukti valgydamas tikrą maistą. Pabandykite suvalgyti 6-7 kiaušinius per vieną kartą. Tai bus riba didžiai daliai žmonių, organizmas sako stop, daugiau man nebereikia ir jūs tiesiog fiziškai nebegalėsite suvalgyti 8 kiaušinio. 7 kiaušiniai turi apie 500 kalorijų, bet mūsų kūnas nemoka skaičiuoti kalorijų, jis maistą vertina pagal maistinės medžiagas. Iš 500 kalorijų kiaušinių jūs gaunate daug baltymų, daug riebalų ir jūsų kūnas jums sukelia stiprų sotumą, nes gavo pakankamai šitų maistinių medžiagų. Bet 500 kalorijų čipsų ar ledų beveik nėra mūsų kūnui reikalingų maistinių medžiagų. Dėl to jokie sotumą sukeliantis hormonai neišsiskiria ir mes galim laisvai suvalgyti ir 500 ir 1000 kalorijų tokio maisto ir vis tiek norėti valgyti. Taip kad problema niekad nebuvo kalorijos. Problema yra maistas, iš kurio mūsų kūnas nieko negauna.